Sveiki gyvi Lietuvos sveikatos skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien mes tęsėme vėl pagalbos tiltų projektą ir šios laidos tema yra panikos atakos. Apie tai mes kalbėsime su ponu Martynu Marcinkevičiumi, Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro direktoriumi. Beje, mes ir svečiuojamės centre, labai dėkui, kad pakvietėt. Ir direktoriau, gal pradėkim tada iš karto temą apie panikos atakas ir kai mes šnekam apie šitą būklę, mes galim ją kažkaip apibrėžti mediciniškai. Tai yra kas? Tai yra liga, tai yra sutrikimas, tai yra tiesiog būklė. Kas tai yra? Na, panikos sutrikimas yra atskira diagnozė, tokia, kada yra tik tai pasireiškia tik panikos sutrikimai. Tačiau, aišku, panikos sutrikimai, panikos atakos tiksliau, gali būti ir kitų ligų psichikos sutrikimų sudedamoji dalis. Dar jeigu plačiau žiūrint, tai vėlgi panikos atakos, panikos sutrikimas yra priskiriamas nerimo tai diagnostiniai kategorijai, tai nerimo sutrikimams. Tai iš esmės, jeigu taip žiūrint, tai iš tikrųjų tos panikos atakos yra viena iš nerimo pasireiškimų priežasčių dažniausia, formų tiksliau, ne priežasčių, atsiprašau, formų. Na ir ką galima pasakyti apie panikos atakas, kaip ir bendrai apie nerimo sutrikimus, kad jeigu dar mes maždaug prieš 10-15 metų visas pasaulio sveikatos organizacija kalbėjo apie depresijos epidemiją ir depresija buvo iškeliama kaip pati tokia, matyt, dažniausia pasitaikanti, daugiausia problemų kelianti, sakysim, psichikos būklė. Tai pastaruosius maždaug 10 metų jau kalbama, kad vis dėlto nerimo sutrikimai pradeda viršyti išsivysčiusiose šalyse depresijos, sakysim, diagnozių dažnį. Ir kas yra labai skaudu, kad labai dažnai nerimo sutrikimai yra pasireiškia ir ypač jauniems žmonėms. Mes čia šnekam ir apie paauglius, aš kaip suprantu, ne? Čia patenka ir paauglius, taip, jaunus žmonės, be abejo, tas yra daugiausia susijęs su tuo labai didžiuliu informaciniu srautu, kurį mes visi šiandien gauname su socialiniais tinklais ir iš tiesų deja, bet nerimo sutrikimai, gal tai nėra labai sunki, kaip pasakyti, liga ar ligų grupė, bet kartu tai, kaip minėjau, tikrai apie tai verta labai kalbėti, vien dėl to, kad tai yra labai paplitęs reiškinys ir tiesiog toliau plintantis, vis daugėja tų žmonių ir, kaip minėjau, dėja ir jaunų žmonių. Kiek teko skaityti ir domėtis, ne? Tai serga nuo 16 iki 44 metų, tokios žirklės gana plačios. Serga tikrai ir įvairesnio amžiaus žmonės, galbūt dažniausia pirmas epizodas būna tokiam amžiui, bet iš tikrųjų serga ir vaikai kartais gali būti ir tikrai ir mūsų, sakysim, vyresni žmonės. Tai čia turbūt dažniausia pasitaikanti ta grupė, bet tikrai serga įvairaus amžiaus žmonės. Jeigu kalbant apie panikos atakas, tai pakankamai tokia chameleoniška liga, nes labai sunku dažnai ir pačiam žmogui, ir netgi specialistams be išsamesnių tyrimų vis dėlto atskirti ir nepražiūrėti kažkokios somatinės ligos, nes tai yra panikos ataka yra
viena iš psichikos, sakysim, sutrikimų ar būklių, kur vis dėlto dominuoja būtent somatiniai kūnų simptomai. Ir būna, kur žmonės sumaišo su infarktu, su insultu, važiuoja į priėmimo skyrių, tyriasi ir priežasčių neranda. Taip, tai aš ir sakau, net ir medikams labai dažnai tenka didelį tokia atsakomybė, sakysim, diagnozuoti tik panikos sutrikimą. Ir dažnai mes, visiškai dėl žmogaus saugumų, nors ir galime įtart, kad tai yra panikos sutrikimas, bet labai dažnai, ypač jeigu jis yra užsitęsęs, nes šiaip panikos sutrikimai dažniausiai trunka nuo kelių iki 14 minučių, bet ypač jeigu jis užsitęsęs, be abejo, dėl žmogaus saugumų dažnai mes iš tikrųjų ir darom nemažai tų tyrimų, nes visada reikėtų atmesti, kaip sakėt, infarktų, insultų, astmos ir panašius rimtus somatinius susirgimus. Tai šitoj vietoj, kalbant apie... Dar pavardinkit, jeigu nesunku, prašau, tos simptomai kokie būtų. Tai kaip tik apie tai ir norėjau, mintį sutapo. Tai kaip minėjau, pagrindė dominuoja ir ką žmonės pažymi, tai dominuoja dažniausiai būtent somatiniai simptomai. Tai yra būtent labai dažnai arba širdies, arba plaučių ligas imituoja, nes labai dažnai būna dažnas širdies plakimas, tachikardija, būtent spaudimas arba net skausmas, būtent širdies plote. Taip pat labai dažni yra įvairūs kvėpavimo simptomai, diskomfortas, tai yra padažnėjęs kvėpavimas, o tiesiog oro trūkumas, žmogus tiesiog jaučia, kad jisai dūsta. Dažnai būna kartu ir silpnumas, prakaitavimas, galvos svaigimas, tai čia yra tokie dažni labai būtent kūnų fiziniai simptomai, kuriuos dažniausiai žmonės ir pastebi, bet apie ką mažiau galbūt žmonės tikrai tokioj būklei pastebi, tai būna dažnai ir psichikos simptomai, tai yra ta vadinama derealizacija, kada tu jautiesi lyg nebūdamas čia, lyg aplinka netikra, toliau dažnai būna didžiulė baimė, tame tarpe baimė numirti, taip. Tai tikrai čia yra, aš kalbu apie klasikinį, tą dažniausią pasitaikantį, tačiau būna labai įvairių tų ir keistų, kada ir per, sakysim, virškinimo traktų simptomų žmonės taiga jaučia kažkokius pilvų dieglius, skausmus ir kažkokį tai, ar šalia šitų simptomų, ar tik tai tos, sakau, tikrai liga pakankamai chameleoniška ir ypač pirmus kartus ją atpažinti labai sunku visiems. Be abejo, jeigu panikos atakos jau kartojasi ir pas kai ką gali būti jos pakankamai dažnos, tada jau be abejo yra lengviau suprasti, kad tai yra panikos ataka. Tačiau pirmuosius kartus tai yra labai sunku. Ir kaip minėjau, dažnai ir mes patys medikai net įtardami vis dėlto darom papildomus tyrimus, kad nepražiūrėti. Kalbant apie panikos atakų turbūt dažnai, kas irgi jau paminėjau, tai panikos atakos jos gali būti labai įvairiai. Kai kuriems žmonėms panikos atakos gali pasireikšti kelis kartus per gyvenimą. Ir daugiau niekada nesusiduria, ne? Taip, ir tiesiog dažnai turbūt tada niekur žmogus nesigydo, kartais netgi patenka į priėmimų, kaip man sakau, skyrių, ištiria žmogų ir viskas, ir net jis nežino, kad ten panikos ataka buvo. Dar daugiau pasakysiu, jeigu taip giliai pasianalizavus, tai aš nesakau, kad visi žmonės, bet turbūt, daugelis mūsų, jeigu taip gerai pragalvotume visą savo gyvenimą, nuo paauglystės ar ne, tai turbūt daugelis
galbūt ir rastume kažkokį panašų epizodą savo gyvenime. Tai visiškai natūralu. Bet tai streso čia yra natūrali reakcija. Tai jūs labai teisingai pastebėjot, kad vienas iš diagnostikos kriterijų ir yra, kad būtent panikos ataka yra diagnozuojama tada, kada nėra aiškios priežastys. Jeigu mums pranešė kažkokią tikrai labai baisią naujieną, mes patekom į kažkokią kritinę situaciją, tai šitie visi simptomai jau vertinami kaip streso pasekmė, ar ne, ir kitaip diagnozuoja. Tai panikos ataka yra, bet aš manau, kad jeigu pasižiūrėtume, tai kartais rastume tokių epizodų, kada lyg iš niekur prasideda kažkoks baimė, tachikardija, prakaitavimas ir taip toliau. Bet ties to nesustosim, ar ne? Ir tie dažnesni tada atvejai. Taip, tai gali būti, yra žmonių, kuriem tikrai yra po kelias panikos atakas per dieną. Per dieną? Taip, yra tikrai per dieną. Na ir... Bet tai labai trikdo tada kasdienį gyvenimą, praktiškai gyventi nebeįmanoma. Taip, tai tada jau tokiais atvejais yra jau tikrai reikalingas rimtas gydymas. Na ir dar vienas dalykas irgi įdomus jau čia, kad panikos atakos labai dažnai yra mūsų fobijų, baimių. Traumos vaikystės? Ne, būtent fobijų, kaip žinot, yra ta atvirų aikščių baimė važiuoti autobusu, baimė būti kažkokioj uždaroj patalpoje, ar ne, va čia tai tos fobijos. Tai gali paskatinti, ne? Tai labai dažnai pirminė priežastis būtent būna panikos ataka ir tada žmogus ima vengti tų socialinių situacijų. Tai va tų socialinių fobijų dažnai žmogus net gamina, vėlgi, bet labai dažnai tiesiog kažkokioj nedideliai patalpoj, ar ne, kažkas tai pirmas ištiko panikos ataka ir žmogus pradeda vengti, ypač kada jeigu kelis kartus pasikartoja ir užsiveda, tai tos socialinės fobijos labai dažnai būna susijęs su panikos ataka. Bet negali, ta prasme, yra tokių situacijų, kada tu praktiškai negali jų išvengti, ne? Nes tarkim, yra tekę skaityti, žmogus patiria panikos ataką, pirmą kartą patyrė vairuodamas automobilį. Viskas jisai jau nebevairuoja, nes jam pasirodo nesaugu. Žmogus, jeigu patyrė kažkokioj atskirty tą panikos ataką, buvo vienas, niekas nepadėjo, jis jau bijo likti vienas namuose. Ne? Ir prasideda tokių, kur labai smarkiai gadina kasdienybę, tu nebegali būti nei socialus, nei patenkintas savo gyvenimu, nei kažką planuotis, tu labai daug savo ribojimų įsivedi. Taip, tai tą patį jūs kalbate, tik tai aš truputėlį moksliškiau pasakiau, tai čia ir yra tos vadinamos socialinės fobijos, kada mes bijom kažkokių socialinių veiksmų, sakau, netgi ar būtų atvirkščiai patalpoje, ar išeiti į atviras erdves, ar kaip jūs sakot, vairuoti, ar autobuse būtai. Tai aš apie tai ir kalbu, kad negydomos panikos atakos gali vesti į labai tokias, nors pati liga lyg ir nėra labai sudėtinga ir sunki, bet jinai gali vesti į labai tokius, didelius gyvenimo apribojimus ir tiesiog sugriauti socialinį gyvenimą ilgainiui. Nes iš tiesų yra žmonių, kurie tiesiog visiškai bijo išeiti iš namų dėl tokių, kad nepasikartotų tokie priepuoliai ir panašiai. Tai pagalba dabar tokiem žmonėm, suprantu, gali būti keleriopa, ne? Ir čia taikomas kompleksas gydymo, ne tik ten vaistai arba ne tik psichoterapija. Apskritai, įmanoma išgydyti ligą, ar mes ją galim tik kontroliuoti? Kaip tas gydymo procesas atrodo? Žinoma, įmanoma išgydyti ir jeigu, kaip minėjau pradžioj, kad panikos atakos yra nerimo sutrikimų viena iš dalių. Na ir taip truputėlį, jeigu supaprastinti ir aiškiau pasakius, tai kas yra panikos ataka, tai žinot, kai tas nerimas verda, ir kaip kokiam nors ar ne katile ir staiga prasiveržia, ar ne, kada jau ten susikaupia per daug, tai prasiveržia labai, labai intensyviai. Tai pirmiausia reikia suprasti, kad panikos atakos būna ir tiem žmonėm, kurie šiaip jaučia nerimą, bet tas jau tiesiog proveržis būna, bet kartais žmonės
tiesiog nesuvokia savo nerimo, ar ne, jiems atrodo, kad viskas gerai ir prasiveržia tik panikos atakom. Bet reikia suprasti, kad panikos atakos iš niekur neatsiranda. Vadinasi, yra gilesnės priežastys, yra tas nerimas, kuris jau susikaupia ir prasiveržia tokiu jau, na, sakysim, drastišku būdu, kaip tas garas iš katilų. Tai kalbant apie panikos atakų gydymą, tai reikia turbūt išskirti du labai svarbius ir, na, pakankamai skirtingus dalykus. Tai yra, pirmiausia, kalbėkime apie panikos atakos suvaldymą čia ir dabar. Ta pirmoji pagalba. Taip, ta pirmoji pagalba, kurią teikia bet kas esam šalia. Tai, kaip minėjau, jeigu žmogus patiria pirmą ar ten labai retai patiria panikos atakas ir šalia esančiam žmogui, ypač ne medikui, ją atpažinti tikrai labai visada yra sunku. Ir tokiu atveju šalia esančiam žmogui, na, turbūt tą jau visai teikti pagalba kaip panikos atakai neišeis, tada iš tikrųjų, bet kuriuo atveju, ar tai būtų infarktas, ar tai būtų insultas, pirmoji pagalba, jeigu nežinai, kas, vis tiek yra pasistengti žmogų kiek įmanoma nuraminti, reiškia kažkur pasodinti, arba jeigu dūsta atvirkščiai, sakysim, išvesti į lauką pasodinti, atidaryti langus, vis tiek kas be būtų didesnis deguonies kiekis yra geriau. Pasodinimas, jeigu pas žmogų labai dažnas kvėpavimas, nesvarbu ar dėl fizinės priežasties, ar dėl kitkų bandyti, reiškia, truputėlį jį su juo pakvėpuoti, kad jisai kvėpuotų, reiškia, lėčiau, nes tas paviršinis kvėpavimas labai irgi sukelia ir toliau užveda nerimą. Tai va, tai jeigu jau pamatė tokį žmogų, tai visada teikit pagalbą taip, kaip sunkiam ligoniui, kad įtarkit, ar ten infarktas ar kas, ir kvieskit greitą ir medikus, kad jie išsiaiškintų. Tai toks patarimas, nes nediagnozuokit patys panikos atakos, kad nepražiūrėt. Kitas dalykas, jeigu jau jūs, na, sakysim, esate artimasis draugas, kolega darbe ir žinot, kad tam žmogui jau būna panikos atakos ir žinot tą simptomus, na, tai vėlgi būtinai žmogui reikia padėti, nes vienas iš kraštutinumų neteisingų tai yra bandyti neigti. Sakyti, tu čia nusiramink, čiagi tau panikos ataka, nu ką tu čia ne pirmą kartą, ne? Tai reikia suprasti, kad tuo metu žmogui iš tikrųjų yra labai baisu, jisai iš tikrųjų dūsta, jam skauda, jam plaka širdis, jam gali būti, kaip minėjau, visiška derealizacija, tai pats žmogus negali įvertinti savo būklės. Tai tokiu atveju tikrai reikia pirmiausia suprasti, pripažinti ir sakyti, taip, aš suprantu, tau yra sunku, aš tau padėsiu, darykim kartu, darykim tą, ką aš jau sakiau, reiškia, stengiamės išvesti į lauką ar deguonies, išvesti iš tos situacijos, tarkim, jeigu ištiko kažkokioj salėj pasitarimų metu ar ne, stengiamės žmogų išvesti. Jeigu žmogui užtiko automobilį ar autobusą, sustojam, išvedam iš tos situacijos, iš tos erdvės, aplinkos, vis tiek tai yra jau dirgiklis. Vat, toliau, aišku, jeigu tai yra panikos ataka, kaip minėjau, tai yra buvimas šalia, kad žmogui būtų kuo ramiau, na ir labai vienas svarbių dalykų, tai yra kvėpavimas. Reiškia, arba kvėpuoti stengti su juo, kad nebūtų to staigaus paviršinių, tiesiog sėdim ir iš lėto
Skaičiuojant, ne? Skaičiuojam jo į 5-6 įkvepiam, užlaikom 5-6 iškvepiam, ar ne? Ir vėlgi nereikia tikėtis, kad žmogus iš karto iškart pradės giliai, po truputį šalia. Na, yra tas variantas, aišku, iš filmų matytas, bet visai efektyvus į maišelį pakvėpuoti, nes iš karto ten CO2 dujų susidaro, kas savaime tą kvėpavimą ramina. Tai, na ir toliau, aišku, žiūrėti. Dėmesio nukreipimas, sako, padeda. Taip, nu tai aš jau, kaip sakau, jau tas išvedimas iš tos aplinkos jau yra dėmesio nukreipimas. Sako, daiktų paieškoti, ant vienodos spalvos daiktų keletą suras, kažkas jadatą siūlą veria, ne, kad pabandyti. Galima, bet žinot, kai žmogui rankos drebais, taip, tai čia jau, žinot, paskui nusiraminimui po tokios jau aktyvios atakos fazės, bet svarbiausia išvest. Tai, kaip minėjau, gera naujiena yra ta, kad daugumai žmonių vis dėlto panikos atakos tęsiasi kelias minutės, nuo iki 15, va ta būtent aktyvi fazė. Be abejo, po to, kaip lieka tas ir išsekimas, ir nerimas, ir gali dar ir somatinių, bet tokia, kur jau tikrai labai spaudžia, labai širdį, labai dūsta, jis dažniausia tęsiasi neilgai ir tas yra gerai, nes mes pakankamai greitai galim matyti, kad žmogus jau išėjo iš tos ūmios būsenos, na ir tada, kaip jūs sakot, jau galima užsimti įvairiom terapijom, nuo dėmesio nukreipimų. Na, svarbiausia turbūt negrąžinti žmogaus į tą situaciją, kuris patyrė. Tai ta prasme, jeigu mes sėdėjom posėdį, žmogui ištiko panikos ataka, jisai po 5 minučių nusiramino, tai po 10 minučių neveskim jo atgal arba nu, aišku, jeigu vidury kelio nutiko ir parvažiuoti reikės, bet tai jau tada gal bent pusvalandį geriau būtų pasivaikščioti po mišką arba jeigu nėra labai svarbu kažkur mirtinai skubant mieste nueiti, atsisėsti, išgerti arbatos ir jau tada toliau važiuoti. Tai čia yra ta pirmoji pagalba. O toliau jau turėtų įsijungti specialistai, profesionalai. Ir kas yra gera žinia, kad, kaip minėjau, jeigu panikos atakos nėra labai jau dažnos, ten kelis sykius kasdien ar kelis sykius į savaitę, ir šalia nėra didelių nerimų sutrikimų, kur jau žmogus vėlgi labai jaustų didžiulį nerimą visą laiką, negalėtų susikaupti, negalėtų dirbti, būtų atkakli nemiga ir panašiai. Tai labai dažnai tokiom būklėm, kadangi, na, kaip minėjau, nerimas nėra labai priskiriamas prie sunkių kažkokių ligų, tai dažnai yra kitų ligų simptomas vienas iš. Gydant panikos atakas mes turim šalinti priežastį, tai yra nerimą, o kaip minėjau, gera žinia yra ta, kad dažnai, jeigu tai nėra sunki būklė, net nebūtinas iš karto medikamentinis gydymas. Bet mes apie psichoterapiją tikriausiai vis tiek kalbame. Tai pirmiausia, žinot, kaip ir beveik visose ligose, tai yra diagnostika. Tai pirmiausia, žmogus turi suprasti ir mes turim suprasti, ar tai tik nerimas, ar tai gali būti kitos psichikos ligos, tarkim, tos pačios depresijos išraiška, nerimas ir tada jau panikos atakos, ar ne. Tai pirmiausia, diagnostika ir kad žmogus pats suprastų. Ir pabandyti su žmogum išsiaiškinti, dėl ko tos panikos atakos kyla, dėl ko yra nerimas arba kokios situacijos provokuoja tą nerimą. Nes dažniausiai žmonės, kada jų paklausiau, tai dėl ko jūs nerimaujat, sako, aš nerimauju dažniausiai, sako, man viskas gerai, aš ramus kaip belgas. Tik iš kažkur panikos atakos, tada pradedi aiškinti, kad tai yra būtent tu nerimą slopini
reiškia, slopini, nepripažįsti jo, jis slopinamas kaupės, kol jau užsiveržė, va, taip kaip tas garas, ar ne? Ir tada atrodo, kad iš niekur, ne? Taip, ir tada atrodo, kad iš niekur. Juolab, kad iš tikrųjų, kaip mes ir kalbėjom pokalbio pradžioje, kad dažnai būna iš niekur. Bet... Aš dar norėčiau pasakyti vieną dar tiesiog tokią višnaitę, reiškia, kad labai baisios yra naktinės, nes kartais būna, kaip jūs sako, tikrai iš niekur. Tai yra vienas baisesnių dalykų, tos pacientui baisesnių, tai yra naktinės panikos atakos. Tave prikelia iš miego tikriausiai. Taip, tikrai netrodo, tikrai nėra jokios priežasties. Tu miegi, bet smegenys tai dirba miegant. Ir antras dalykas, tas labai baisu, jau tada tikrai atrodo, kad čia jau infarktas ar mirštų. Bet grįžtant prie gydymo, čia truputėlį toks rakarsas. Nes labai norėtųsi, kad akcentuotumėt, į kokį gydytoją kreiptis, kas nustato tą diagnozę? Tai diagnozę šiaip nustato dažniausiai gydytojas psichiatras. Be abejo, yra ir šeimos gydytojų, jie gali dirbti su šitą diagnozę, bet dažniausia vis dėlto gydytojas psichiatras. Tačiau, kaip minėjau, nereiktų bijoti, šiuo atveju tikrai nebus pirmas gydymas pasiūlytas medikamentinis. Nebent, kaip minėjau, tai yra ne tik panikos atakos, bet šalia to yra daug kažko. Tai pirmiausia, dažniausiai, sakau, su panikos atakom reikia išsiaiškinti priežastį, dėl ko žmonės nerimauja. Tada dažnai užtenka šalinti tas priežastis, tai ar kažkokios, tai ten, žmogus labai nerimauja dėl kažkokių darbinių projektų, ar ten dėl kokių vaikų, ar dėl kažkokios sveikatos, ar ne. Kitas lygis, tai gali būti psichoterapija. Vėlgi psichoterapija tokiais atvejais labai dažnai mes įsivaizduojam psichoterapiją turbūt dažniausiai prisimindami tą klasikinę Freudų psichoterapiją, ar ne, ir įsivaizduojam, kad psichoterapija, kaip pas Freudą, reiškia, eini metus, guli ant sopkutės ir... Galva šukuoja. Ne, psichoterapija nešukuoja, bet... Perkeltinė prasme. Jo, tai tu ten pasakoji sapnus ir metus tai trunka. Ne, ypač šitokių panikos atakų atvejais, kitais atvejais, tai dažnai yra dabar labai populiari kognityvinė elgesio terapija, kuri trunka pakankamai trumpai. Kas yra trumpai? Tai yra 10-12 gali būti seansų, reiškia, tai pakankamai. Per pusmetį galima susitvarkyti? Per greičiau, 10-12 seansų, tai čia gali būti, reiškia, 2-3 mėnesiai, nes... Jeigu kelis kartus per savaitę, ar kartą per savaitę? Užtenka kartą per savaitę, 3 mėnesiai, 12 savaičių. Prašau, ir turim rezultatą tikrai. Taip, arba gali būti net ir intensyvesnė, kaip jūs sako, 2 kartus į savaitę. Tai tikrai tas nereikia, vėlgi psichoterapijos, jau visi bijo bet kokių psichotropinių vaistų, nors jie yra pakankamai nekalti bendrų vaistų fone, tiesiog čia tas yra mitas ar ne. Tai dažnai žmonės bijo ir psichoterapijos, tai ką čia sako, aš metus vaikščiosiu. Ne, tikrai taip nėra, yra dabar šitų technikų įvairių ir pavyzdžiui, po trauminiam stresų sutrikimų yra šita akių judesių technika MDR, tai kur irgi ten pakankamai nedaug tų seansų ir tai tikrai dabar jau psichoterapija irgi smarkiai yra pažengusi į priekį. Dėkui visiems, kad klausėt, įsisąmoninkit gerus patarimus, mažiau socialinių tinklų, daugiau miego, daugiau kokybiško poilsio, nesirkim, būkim sveiki ir iki kitų susitikimų.